Pavadinau savo pranešimą aplinkosaugos diskursais Ariadnės siūlas pasiklydusiam klimato komunikacijos labirintuose. Kai pati pradėjau domėtis aplinkosaugos komunikacija ar tvarumo komunikacija, iš tikrųjų tai, ką aš sužinojau apie aplinkosaugos diskursus, man pačiai buvo toks kaip gelbėjimosi siūlas arba net kompasas ar navigatorius, kur tada iš tokio chaoso į tvarkos poziciją pastačiau save ir kažkaip supratau, tai kasgi čia vyksta tose visose komunikacijose, kur čia tie lobistai veikia, kur nevyriausybinės organizacijos veikia, kur mokslininkai ir kaip aš kaip komunikacijos specialistė ir jūs kaip komunikacijos specialistai galite kalbėti su savo tikslinė auditorija. Taigi į komunikaciją iššoksiu iš karto ne iš tokios mikro lygio dalies, o iš tokios makro lygio, gal tokios meta dalies. Apskritai komunikaciją mes apskritai kaip tokią mes suvokiame kaip įrankį socialinio pasaulio konstruktą. Komunikacija, taip teoriškai, jinai turi tokias kaip ir dvi funkcijas. Viena yra pragmatinė, tai kada mes norime šviesti savo tikslinę auditoriją, kada mes norime ją informuoti. Ir tada naudojame vienus įrankius ir kita funkcija yra tokia konstitutyvinė, tai yra būtent pasaulio formavimo. Tai kai mes naudojame komunikacijos įrankius ir žinutės formuojame ir jas siunčiame savo tikslinei auditorijai, tai mes tikimės, kad tos žinutės bus kažkaip suprastos ir kad tai suformuos mūsų tikslinės auditorijos pasaulėžiūrą, įjungs tam tikras jos vertybės, aktyvuos jos kažkokį tai elgesį. Ir kadangi mes kalbame apie aplinkosaugos komunikaciją, tai labai svarbu, kaip mes savo komunikacijoje pristatome aplinką, gamtą, todėl bet kokia vizualika, kurią mes naudojame, ji negali būti naudojama atmestinai. Kodėl mes naudojame būtent tą nuotrauką, o ne kitą, mes turime suprasti ir žinoti. Tokie populiariausi gamtos vaizdavimo būdai įvairiuose tekstuose, tai į gamtą žiūrima dažniausiai kaip per tokią egocentristinę prizmę, tai yra tam tikras resursas. Tai vat ir Lina kalbėjo apie medieną, taip yra ir dvasinio dėmens ar ne, bet mes dažniausiai matome ją kaip kubatūrą, ar ne. Dar kitas būdas yra tiesiog kaip tam tikras gailestį keliantis toks objektas, kurį reikia saugoti, tai irgi iš egocentristinės pozicijos. Kitas tai yra aplinka, kurioje mes gyvename ir ta aplinka gali tapti grėsme. Ir tada mes jos bijome. Ketvirtas būdas, tai kada mes žavimės, jie gali mus ten ir poeziją įkvėpti, ir ten raumeningi tigrai, ir gražios antilopės, ir tai tiesiog toks kaip žavesio objektas tos gamtos, mes tiesiog į ją keliaujame, norime ją patirti. Kitas dalykas, ten toks iš reklamos Ahoj, ponia Bebrė, tai mes ją naudojame, įkomponuojame į tam tikrus marketinginius procesus, suteikėme jai žmogišką pavidalą ir iš to irgi gauname tam tikrą pelną, ir tyrinėjame ją kaip tam tikrą objektą. Ir čia, kaip matote, visas mūsų tas gamtos pristatymas dažniausiai jisai būna toks iš tokios egocentristinės pozicijos. Čia įjungiu kokį tai ne tą mygtuką. Čia tiesiog labai paprastą pavyzdį noriu pasakyti, kad vėlgi koks yra svarbus tas gamtos atvaizdavimas mūsų komunikacijoje. Šitą nuotrauką galima suprasti labai įvairiai. Jinai viena labai daug kalba, bet kai mes ją įdėsime į tam tikrą tekstą, ji vėlgi visai kitaip kalbės. Čia gali būti tiesiog ūdra, kuri, tarkime, nykstanti rūšis ir mes kalbėsime, kad ją reikia saugoti, ar ne, ir tada mes ją rodysime. Kitas dalykas, galbūt ji bus priešas, nes, ten gal žemdirbių pasėliams jinai kenkia. Tai į kokį kontekstą mes įdėsime tas visas nuotraukas, ar vizualika, bet kokią vizualiką, kokią naudojame, ar jinai statinė, ar dinaminė, jinai turi tą savo reikšmę ir turime suprasti, kaip mes ją naudojame. Čia vėlgi, ar mes kalbėsime apie vargšę gamtą ir blogus vairuotojus, ar galbūt kalbėsime apie blogą valdžią, kuri neaptveria kelių, ar ne, ir tai vėlgi suteiks tam tikrą visai kitą prasmę šitam vaizdui. Šitą slaidą skaidrę noriu parodyti, vėlgi
man pačiai buvo toks kaip ir susipratimas, tai kas yra tvarumo komunikacija, kas yra aplinkosaugos komunikacija, dar ekologijos komunikacija galite išgirsti. Tai tiesiog jos tarpusavėje persipina, bet turi ir savo atskirus, tarkim, tuos tokius plotus nepersidengiančius. Tai kai mes tuoj papasakosiu apie aplinkosaugos diskursus ir jums tada bus aiškiau. Kartu jos apima ir rizikų komunikaciją, ir mokslo komunikaciją. Čia noriu tiesiog parekomenduoti knygą, kas domisi tvarumo komunikacija Lietuvos knygynuose ar akademiniuose ar neakademiniuose sunku surasti literatūros, bet tarkim, šita knyga man pačiai buvo labai naudinga ir norėčiau, kas domisi, galite tikrai susirasti, paskaityti. Ir štai čia iš jos toksai, kaip ir supratimas, kuo tvarumo komunikacija kitokia negu aplinkosauga, tai kad ji iš tikrųjų skirta politikai, darnaus vystymosi politikai, agitacijai už tą politikos pripažinimą, žmonių įtraukimą ir jų motyvavimą dalyvauti šitoj tvarumo politikos įgyvendinime. Aplinkosaugos komunikacijos tokie svarbiausi dėmesys tie, kurie rašo, kuria ir, tarkim, praktiškai su to yra susidūrę, tai tokie kaip ir savaime suprantami dalykai, tai mes remiamės mokslu, faktais, nes turi būti informacija patikima ir mūsų ten sukurtas ar tekstas, ar kitokia, ar video, ar kažkokio kitokio formatu pateikta mūsų žinutė, jinai turi būti įtaigi ir ją turi pasitikėti. Tada kalbame, aišku, apie tam tikras problemas, jų priežastis, iššūkius, rizikas, kurias kelia, tam tikrų būdų vaizduojame ir kalbame apie aplinką, apie gamtą, kasgi yra atsakingas, kalbame apie tai ir labai svarbi dedamoji yra ateitis, nes tai, kas vyksta, tos problemos, jos lemia viso pasaulio ateitį. Kokiamis proporcijomis naudosime tuos visus dėmenis, tokia ir bus ta komunikacija. Tai čia pasirinkau parodyti, tarkim, rizikų komunikaciją, kur labai daug dėmesio skiriama problemams ir įvairioms rizikoms ir šiek tiek mažiau, tarkim, atsakomybė ateičiai ar gamtai. Jeigu tai būtų kokios nors nevyriausybinio organizacijų, galbūt iniciatyvos, kuri skirta daugiau atsakomybė pabrėžti, ten kokios žaliosios sąmonės, tai būtų visiškai kitos proporcijos. Na ir per daug rizikų, šitą, tarkim, galbūt tokią diagramą, sakyčiau, kad ją mėgsta gal daugiau politikai, ar tokia gąsdinanti, tokia gal daug metų vyko daugiau tokios rizikų komunikacijos ir šiek tiek jau einame į tą tokią kitokią, kur mes kalbame apie atsakomybę, apie ateitį, apie tą gamtos motyvą, apie ryšį su gamta. Tai o tvarumą, tai vėlgi dar primenu, kad tai yra toksai, kaip tas mes matome kaip sprendimą. Tai tvarumo komunikacija yra susijusi su sprendimu, su problemų sprendimu. Na ir dabar šokime į diskursus. Vėlgi toks čia daug čia tų žodžių galite neskaityti. Čia yra svarbiausia suprasti, kad socialinę tikrovę mes kurdami tam tikrus diskursus ir, nežinau, paprastai tariant, tai yra tam tikri komunikaciniai burbulai. Taip, tikrovė savo egzistuoja, bet tai, kaip mes apie ją kalbame, kokias metaforos naudojame, mes ją tiesiog ir sukonstruojame, tarsi pasidarome savo tokią meta tikrovę ir visą tai leidžia mums aiškiau suprasti, tai kurgi mes patys esame, kas yra mūsų bendraminčiai, kokios yra mūsų vertybės ir kokiam diskurse aš veikiu ir kas yra mano oponentai. Tai patys diskursai, taip juos dekonstruojant, tai paprastai tariant, paimkim, galbūt, visi žinote ideologijas, kokią nors liberalę, konservatyvę, marksistinę, ar ne? Ir kai jau pasakiau šitus kelius žodžius, jūs iš karto galite pasakyti, jau įsivaizduojate, kokius žodžius pasirinktų ir kokias metaforas pasirinktų ten kokie nors liberalai apie tai kalbėti. Domanto buvo vienas pavyzdys apie akciją laisvą pasirinkimą, ar ne? Kokias nuotraukas, vizualus simbolius ir kitokias vizualinės išraiškas jie pasirinktų. Na, aišku, kai mes formuojame tam tikrą žinutę, tai mes naudojame tam tikras gramatinės konstrukcijas ir iš to tekstus kūrėme.
daug naudojama viešoje erdvėje tokių dabar buzzwordų kaip pasakojimai, naratyvai, diskursai, tokie irgi, tai kas čia tokia, kaip čia juos atskirti, tai realiai turbūt tekstų ir diskurso susandūroje, sakyčiau, ten yra naratyvai, kur yra jau žmonės, kurie kalba, kurie savo istorijas kuria ir pateikia tam tikrus vertinimus, nes bet koks tekstas šiaip gali būti ir be vertinimo, priklauso nuo to, aišku, kas jį kuria, kokiam diskurse dalyvauja, galbūt kaip tą žinutę, kur nukreipia ir kaip sukonstruoja, bet tie pasakojami naratyvai kažkur tai gimsta ten tuose tekstų ir diskurso sandūros, kažkur ten tokie išplaukia dalykai. Na ir vėlgi yra toks svarbus niuansas suprasti, kad jeigu jau jūs kalbate apie problemas, apie aplinkosaugos problemas, tai jūs norite ar nenorite, patenkate į aplinkosaugos diskursą. Pavyzdžiui, teko susidurti vienoje diskusijoje iš teatro, menininkai sako, mes čia sukūrėme tokį spektaklį, kalbame apie išnykimą, šeštąjį išnykimą, bet to kaip čia mes gyvename ir mes čia šiaip į politiką nelendame. Ir realiai, čia yra tas niuansas, kad tu nori ar tu nenori, iš tikrųjų tu jau iššokėsi tą diskursą, nes tu palieti problemas. Tai jeigu tu palieti problemas, tu jau tame diskurse, tai dėl to, pavyzdžiui, šitos iliustracijos jos irgi gali priklausomai nuo to, ką jos kalba, ką jos sako, jos arba yra gamtos diskurse, arba aplinkosaugos diskurse. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu esi klimato neigėjas, tai irgi tu esi aplinkosaugos diskurse. Čia jeigu įdomu, tai labai įdomu tokia menininkė Miru Kim. Jinai kalbėjo, kad jinai yra tik tai gamtos diskurse, ne aplinkosaugos diskurse, nes, pavyzdžiui, jinai kalbėjo, jinai spręsdama savo psichosomatinę problemą, baimę vieną, jinai daro tokius performansus, jis su kiaulėmis gyvena stikliniuose akvariumuose ir ji tiesiog gali miesto erdvėje pasistatyti tą stiklinį akvariumą ir žmonės eina ir ją tiesiog mato. Ir ji kalbėjo apie kūno problemą, kad jos kūnas nesiskiria niekuo nuo, tarkim, tų kiaulių, su kuriomis jinai gyvena kūno. Tai tiesiog, kad yra nuoroda, galima susirasti šitą menininkę ir pasižiūrėti jos darbus. Ir dabar, netgi šitą knygutę turiu gyvai, čia mano tokia parankinė knyga. Tai dabar visus tos diskursus ir išdėstysiu čia. Džonas Draizekas sudeda visas tos burbulus gražiai į lentynėlės. Visi tie aplinkosaugos diskursai, jie iš tikrųjų remiasi mūsų industrinės visuomenės kaip ir atsiradimu ir mes ir gyvename toje industrinėje visuomenėje, reiškia, jie kyla iš to industrializmo ir to santykio su industrializmu, nes iš to kyla tam tikros problemos ir ką siūlo tam tikri diskursai, kokias problemas jie mato, kokius sprendimus jie siūlo, kaip jie pristato gamtą, ar kaip mechaninį kažkokį tai ten mechanizmą, kur, nežinau, galima išardyti ir vėl sudėti, ar kaip organizmą, kuris kaip gyvas gali vystytis, augti ir gali mokytis, bet pagal tai jis ir sudėlioja diskursus į lentynėlės ir kiek tai yra reformistiški, kokie sprendimai, kiek radikalūs turi būti sprendimai ir kiek kūrybiški tie turi būti sprendimai. Jis išskirsto į ribos ir išlikimas, problemų sprendimas, tvarumas, žaliasis radikalizmas. Ir šitie diskursai jie atsirado praeitame amžiuje, istoriškai rutuliojasi, nuo vienų prasidėjo visa ta šneka apie aplinkosaugą ir po to prisilipdė atsirado kitų diskursų. Pradėsiu nuo ribų ir išlikimo. Dar yra, kad kiekvienas diskursas turi tokius kaip atpažinimo, tokį filtrą. Tai mes matome subjektus, kurie veikia, matome jų santykius, agentus, kurie veikia ir kokią retoriką jie naudoja, kokias metaforas jie naudoja. Tai apie tvarumą to dar mes prieisime. Ir tada einame prie ribos ir išlikimas, tas, kuris buvo. Jeigu sugrįžti tą lentutę, tai lyg ir turi būti radikalūs kažkokie sprendimai, bet kažkokie nelabai kūrybiški tie sprendimai turėtų būti. Tai kažkur apie praeito amžiaus vidurį, kada Žemė pradėjo būti fotografuojama iš kosmoso, iš įvairių palydovų ir paskui iš kosminių laivų,
Buvo pradėta tiesiog suvokti, kad Žemė yra ribota ir kad ji nėra begalinė. Ar ne? Ir čia atsiranda kalbėjimas apie tai, kad žmonijos daugėja, mes pereikvojame išteklius ir tas per didelis gyventojų skaičius, tai toks kaip virusas, kur čia skrenda tas kosminis Žemės laivas, reikia kuo greičiau kovoti, reikia radikalių sprendimų, nes jau po 2000 metų jau čia bus didžiulis kolapsas. Ir čia, aišku, atsirado tokia kaip ekologinių skaičiuoklių, tokia irgi, mintys, ar ne, pradėjome skaičiuoti savo ekologinius pėdsakus, čia atsirado tos ribos, kurias peržengia irgi žmonija, tie tipping points, taip vadinami, ar ne, irgi atsirado čia šitame diskurse, nes tie diskursai jie nenumiršta, jie, tarkim, žutuliuojasi toliau ir gyvena, tai va čia toks grėsmės ir karo pozicija, reikia kuo greičiau kovoti. Toj pačioj ribų ir išnykimo toks po diskursus, ar ne, yra prometeizmas. Jie irgi kalba apie tai, kad reikia kažką tai labai greitai spręsti, bet tas sprendimas jis turėtų ateiti savaime, kaip Prometėjas atnešė ugnį žmonijai, tai čia maždaug mes galim ir tiesiog visa žmonijos istorija rodo, kad mes čia kaip ir vis išrandam, ten buvo ratas, po to ten garas, po to ten mechanika, po to ten anglį keitė nafta, žvakė elektra ir taip toliau, ir kad ateis kažkokia technologija, lūžinė tokia ir viską sutvarkys. Tai irgi čia toks mechanistinis pakankamai požiūris į visą tą procesą, tik tai, kad dar mes nesulaukiam to gelbėtojo, bet tų tokių gelbėjimosi naratyvų vis dar yra ir tada tas augimas jis nėra problema yra ta, kad tos technologijos mes vis dar neturime. Toliau kitas yra problemų sprendimas, tas, kurios radikaliai kaip ir nieko nereikalauja ir netgi kažkokios didelės vaizduotės nereikia spręsti, tai 3 čia yra tokie diskursai, priklausomai nuo to, kam yra suteikiamas vaidmuo būti tuo sprendimų priėmėjų ir kasgi gali išspręsti tą mūsų aplinkosaugos problemą. Tai šita tokia administracinio racionalizmo, tai palikite tai ekspertams, irgi toks mato labai tokį mechanistinį, tokį čia mes čia toj pagydysim, arba nežinau, kaip ten kažką išrinksime, surinksime ir iš naujo viską pataisysime. Tai visokios mokslo, visokie apskaičiavimai, reguliavimai, valdymas ir čia toks administracija geriau žino ir nuvairuos visuomenę teisingą linkme ir čia toks nuraminantis, čia nesijaudinkit, viskas čia bus gerai valdoma. Kitas yra demokratinis pragmatizmas, tai čia maždaug irgi yra toks, kiek turi dalyvauti patys piliečiai. Tai yra tas toks kaip ir yra verslo ir valstybės visą laiką tas toks svarstyklių toks balansavimas ir jeigu piliečiai mato, kad verslas kažkur tai ne ten eina, o valstybė nesusitvarko, tai tada ateina pilietinė visuomenė ir labai gražiai subalansuoja. Ir dėl to tai vadinama tokiu demokratiniu pragmatizmu, tokiu piliečių stebėjimų, valdymų ir įsitraukimų, kai tai reikia, ir irgi sprendimų priėmimu. Tai dėl to tai vadinasi toks, kaip palikit tai žmonėms, irgi čia yra pati visuomenė, mato, kada jau ten pradeda kilti temperatūra, ten jos viduje susireguliuoja. Ir ekonominis racionalizmas, aišku, palikite tai rinkai. Toks yra jo tas toks pagrindinis naratyvas, kad čia jau yra ir tie laisva rinka, ir nuosavybė, ir valdžia, ir čia konkurencija, ir nesikiškit niekas, rinka viską padarys ir viskas susitvarkys. Tai irgi tokia, ir duokit laisvę, ir labai daug gąsdinančių istorijų, kad valstybė įsikišo ir kažką labai blogai padarė, ir kad tik nesikištų, kad tik viskas vyktų tam toj ekonomikos plotmėj. Tvarumas būtų tas, kuris ne tiek daug radikaliai kažką tai nori keisti, bet jis kūrybiškas. Ir tas darnus vystymasis, tai yra tai, ką mes kalbėjome šiandien, ką Aistė pasakojo apie žaliąjį kursą. Čia yra visa ta darnaus vystymosi darbotvarkė. Tai yra visi 17 tikslų. Čia yra jau tokia organinis požiūris apskritai į pasaulį, apie tai, kad mes kaip organizmas, pati visuomenė, pats jos
tas ekonomikos valdymas, mes toks kaip organizmas ir mes galime augti, mokytis, daryti klaidas, iš to mokytis ir taip toliau. Ir čia iš tikrųjų yra tie 3 dėmenys, ne tik tai ekonomika, bet ir aplinkosaugoje ir socialinis dėmuo, socialinis teisingumas ir tas globalus požiūris ir kartų teisingumas ir klimato teisingumas. Ir čia labai daug tų vietinių sėkmės istorijų, įvairių pasakojimų. Žodžiu, tame, kame mes iki šiol gyvename ir kalbėjome apie tą tvarų augimą, tvarios politikos įgyventinimą, tai yra šitas diskursas. Tarp kitko, jis yra kažkur apie 80-osius metus atsiradęs ir irgi taip pat vystosi, nes tarkim įtraukė, ten atsirado ir spurgos ekonomika, kuri įtraukė tarp kitko ir ribas ar ne įvairias iš to kito diskurso. Ir turime tvarumo diskurse ekologinį modernizavimą. Ir čia įdomu tai, kad mes tai, ką matome politikoje dabartinėje, tai yra toks poslinkis iš to darnaus vystymosi diskurso į ekologinio modernizavimo diskursą, kada ekonomika, tvata ir ekologija, kaip tą graikų oikos namų ūkį mato, tokį tvarkingą namų ūkį ir iš tos tokios globalios perspektyvos labiau traukiamės į vidų, į tokią kaip ir vietinę, sukauptą labiau į ekonomiką ir daugiau, vėlgi atsiranda daugiau tos ir tokios konkurencijos, bet kartu ir partnerystės, nes toks gaunasi, kad tu gali iš visa ko padaryti vis tvarką ir daug kalbos apie švarumą, apie švarę energetiką. Jeigu ir kalba apie socialinį teisingumą, tai yra toks daugiau saviems, tas socialinis teisingumas tam tikrai erdviai. Jeigu darnaus vystymas ar tvarus vystymas yra daugiau apie tą globalų ir mes turime globalius pietus, globalią šiaurę, mums kita papasakos mano kolegė, kas čia tokia yra. Tai šitam diskurse mes labiau kažkaip susitraukiam ir matom labiau save ir naudą per save. Tai kai būtent tą tokį susitraukimą mes ir matom tos ES politikos tokį į save ir tas turbūt tas karo kontekstas, ar ne, kuris ir dabar tos Amerikos politikos kontekstas, jis netgi dar labiau kažkaip mus į save sutraukia ir matyt dar labiau užtvirtins šitas diskursas, nes mums reikia pinigų, mums reikia finansų, mums reikia to tvarkingo namų ūkio, kuris stabilizuoja padėtį, kad mums būtų saugu ir mes ten suprastumėm, kur čia esame. Tai toks susigaudimui, kas čia vyksta, nuo kokio mes diskurso dabar pereiname, kur žaliai kursą tas švarios pramonės kursas keičia, tai mes tiesiog einame iš ekologinio modernizmo diskursą. Ir žalesis radikalizmas turi keletą irgi tokių podiskursių, tai čia, kur būtų daug reformų ir jos turėtų būti kūrybiškos, tai čia sueina visas grožis ir įdomumas, nes čia yra pokyčiai žmonių mąstyme ir visuomenės mąstyme. Čia jau yra ir pasaulėžiūros keitimas ir prie tų 3 dėmenų ekonomikos, ekologijos ir socialinio dėmens prisideda pasaulėžiūrinis dėmuo, čia yra Gajos teorija, čia yra gilioji ekologija, ar mes esame kaip žmonija piramidės viršūnėje, ar mes veikiame kartu su gamta, čia visi tokie potyriminiai įvairūs dalykai, miško maudynės, atkūrimas ryšio su gamta ir tiesiog visi tokie bioregionai, vietos įvairios grandinės, prisitaikymo įvairūs niuansai, ir tas gilusis prisitaikymas. Tai čia toks, sakyčiau, iš tikrųjų šito diskurso irgi mes turime ir jo nemažai ir jis iš tikrųjų tas diskursas, kuris galėtų padėti dabartiniam kontekste, būtent kalbant su žmonėmis, nes jisai, tokio kaip ir tikrumo duoda, jisai gražina į bendruomenės, nes pirmiausia turime, kaip ir daryti pokyčius ne po vieną, nebūti tie individualistai, ką mus skatina prieš tai buvę diskursai, o būti kartu, atkurti ryšį ir tą patį su gamta, tos vertybės yra ypatingai svarbios, tai ir komunikacija labai svarbi, kokias mes metaforas naudojame, dėl to čia yra ir ekolingvistikos. Tai čia toks puikus diskursas
tokiam asmeniniam, tokio tvirtumo asmeniniam paieškom ir tiek tom karo grėsmėj, tiek klimato kaitos kažkokiuose sprendimuose. Ir paskutinis yra žalioji politika, tai čia daugiau su politika susiję dalykai, tai tiesiog čia irgi veikia įvairūs veikėjai, daugiau gal įvairios ir politinės partijos, bet yra irgi daug ir įvairių mokslininkų, ir ekologų, ir antiglobalistų, kurie irgi, jie tiesiog mato sistemas, jie pastebi sistemas ir sako, reiškia, mes jas pastebim ir reikia žiūrėti, kurioje vietoje jas galime pakeisti, kokius galime daryti pokyčius, kokias priemonės galime daryti, kad tiesiog pačios sistemos pasikeistų. Tai ir jis irgi pakankamai senas, čia gal, nežinau, man pačiai, pavyzdžiui, Donella Meadow labiausiai žinoma, bet ir Davidas Peteris Stronas irgi toks kaip ir žinomas autorius iš tų. Ten tiesiog keletą dar knygų jums parodžiau, kurios yra, tokios kaip pavyzdžiai. O čia yra visas žemėlapis tų politikos, aplinkosaugos politikos diskursų, tiesiog, kaip jie tose temose išsisklaido ir man kartais net, aš žiūriu jį ir netgi taip kartais atrodo, kad tai yra tokia kaip naujienų, tarkim, portalo redakcija, kur turi ekonomikos, politikos, technologijų, kultūros ir socialinius skyrius ir, taip sakant, kur tie diskursai išsidėsto toje redakcijoje, kur jų gali žurnalistai, kur veikia ar ne ir kokį diskursą naudodami gali kalbėti būtent klimato aplinkosaugos temose. Ir tiesiog pabaigsiu labai greitai, čia tokiu, ką tik perskaičiau knygą apie laiką ir vandenį, nes dalyvauju Žaliojo knygų klubo veikloje ir mes ten skaitome knygas, tai labai patiko tokia citata, tai kas būdinga mūsų vaikams yra kova dėl žodžių. Tai mes žodžius naudojame tų diskursų palaikymui, mes naudojame ir mes kartais žodžius išjungiame ir mes jų nenaudojame ir tai yra kryptingai daroma, kada mes norime, nežinau, nekalbame apie klimato krizę arba klimato nelaimę, kalbame apie globalinį atšilimą arba šiltnamio efektą, ar ne. Mes leidžiame galbūt kai kurias sąvokas kurti lobistams ir paskui, sakome, kad turime su jais susibendrauti ir dėl to naudojame jų pačių sukurtas sąvokas, bet mes šitaip stipriname jų diskursą ir nestipriname savo, kuriame mes veikiame. Tarp kitko, nėra taip, kad mes veikiame vienam diskursui. Iš tikrųjų, mes galime veikti, geras klausimas, mes galime būti kitose ir gali būti netgi taip, kad, pavyzdžiui, nežinau, tarkim, valstybės tarnautojas, jis gali veikti viename diskurse, o kaip asmuo jis gali galbūt labiau kitame būti susijęs su kitu diskursu. Tai iš tikrųjų gali būti labai susimaišę. Čia reikia įsivaizduoti kaip tokius kažkokius burbulus, kurie gali sulipti, persilieti, tokie kaip muilo burbulai. Tai toks buvo labai linksmas pavadinimas, labai linksma istorija Islandijoje, kai toks prieš 200 metų, 1809 metais tiesiog iš Europos atkeliavo jo rundas, kuris ėmė ir paskelbė nepriklausomybę Islandijoje. Ir jį visi išjuokė ir vadino šuns dienų karaliumi, todėl kad islandai net nežinojo tokio žodžio kaip nepriklausomybė, laisvė ir kaip čia dabar gali gyventi be karaliaus. Ir dabar, aišku, jis yra po 100 metų, jau kiti dalykai vyko, ar ne? Tai čia tiesiog yra pavyzdys, kad vyksta tam tikri dalykai, tie dalykai, jie vystosi, veikia, mes kūrėme tam tikras sąvokas, nebijokim kurti savo sąvokų, nes tai yra svarbu, tai yra žinutės, kurias mes transliuojame, tai yra vertybės, kurias mes norime aktyvuoti, kai mes kalbam su savo tikslinė auditorija ir jeigu mes nesakysim savo žinučių, nenaudosime savo žodžių, tai mes stiprinsime kito, galbūt oponento diskursą. Tai tiek trumpai.